Tai, o pinigų visada yra. Pinigų yra, nes kiek mes prisiskolinom jau anūkų sąskaitą, tai man gaila už tuos mūsų, mes gyvenam ateities kartų sąskaitą. Bet ne dėl to, kad mes patys taip nuspręstumėm, o šitie išdavikai mus į šitą skolų maišą, skolų duobę ir įkišo. Mes prasiskolinom, nors galėjom tiek neprasiskolinti arba galima pasiskolinti, bet nepravalgyti ir neatiduoti Ukrainai. Baisiausia tai, kad daugiausiai tie pinigai yra, kad jie vietai būtų panaudojami dar, bet jie į užsienį išplaukė. Tai taip, jeigu juos ir ekonomika paskolini daug pinigų, ir ekonomiką sustimuliuoji, ar ne, ir yra geri ryšiai ir su Rusija, ir su vakarais, ir tu tiltas pasidarai. Lietuvos padėtis gali būti prakeikimas, geografinė padėtis, o gali būti laimė mūsų padėtis. Mes galim būti mūšio laukas tarp rytų ir vakarų, arba mes galim būti tiltas, jungiantis rytus ir vakarus. Taip. Ir viskas priklauso tik tai mūsų nuo valdžios politikos. Ar mes einam karo taku, ar mes einam taikos taku. O mes dabar, kadangi ir ES, ir NATO, mes galim, žodis paprotinti ne visai tinkamas, ar ne, bet galim ir priversti pakeisti ir NATO, ir ES poziciją, tuo labiau, kad mes ne vieni būtumėm, Vengrija pritartų, Vokietijos veikos jėgos pritartų, Slovakija pritartų, Slovenija irgi, Olandija pritartų, ir kad baikime konfrontuoti. Ir geriau atsikraštykime Amerikos globos,